Labas visiems, žiema atėjo, o kas jeigu mes su Deeperiu jums padovanotumėm visą šitą peką? Nice. Taip, visą. Čirpa antrą ir su visom dovanom. Netrukus apie tai sužinosite, o šiandien aš nusprendžiau chebrytę padaryti. Žodžiu, trumpai tariant, aš atėjus žiemai pasimečiau, niekad nesu žvejojęs ant ledo, nežinau kaip tai veikia ir su Deeperiu mes jau planuojam vieną labai smagų ir galingą collaboration, kurį darysim gruodžio mėnesį, bet apie tai pasakot nenoriu. Tai bus mano pirmoji ever ant ledo žvejyba. O šiandienai nusprendžiau apžvelgti savo žvejybos sezoną, kurį kokį ir beturėjau nuo pavasario, nuo kada mes ten pradėjom. Paskutinį kartą žvejojęs normaliai buvau tai tik tais paauglystėj, tai yra prieš kokį 20 metų. Ir per šį sezoną aš pagerinau ne vieną savo rekordą. Svarbiausia turbūt paminėti reikėtų, kad aš galvojau visada, kad esu žvejys mėgėjas, bet po vieno rimtesnio sezono galiu jums patvirtinti vieną dalyką. Tik dabar aš statyčiau save į žvejo mėgėjo poziciją, nes reiškia, ką aš galvojau, kad žinau ir ką moku. O mano pagautus top 5 2023 metų trofėjus pristato draugai Deeper, kurie ir įteiks šį prizą, apie kurį ką tik kalbėjau. Sužinosit vėliau, kaip galėsit dalyvauti konkurse. Anksčiau esu kalbėjęs ne kartą, kaip viskas veikia appse, bet daugelis galbūt nežino, kad visa tai veikia ir jūsų internetiniai naršykliai. Sėdit namie ir norit susirasti vietą, kur žvejoti. Susirandat ežerą, kurį norit, upę, kurią norit, nežinau, užtvanką, kurią norit. Dabar iš vis jie nesenai atnaujino ir labai svarbus dalykas pažymėti. Štai. Inkariukas reiškia valties nuleidimo vieta. Jūs būdami namie galite susirasti, kur galite žvejoti ir įsileisti savo valtį, arba geros žvejybos vietos nuo kranto. Štai net kelios. Labai vienas paprastas ir smagus dalykas yra, kad jūs galite pasirinkti spalvas, kokias norite, galite tam tikrus dalykus išjungti, galite įsijungti satelitinį vaizdą, kur matysis miškai ir taip toliau. Nepatinka, jums nereikia gylio žymėjimo, išsijunkite, bus švarus vaizdas. Lygiai taip pat, jums nereikia žinoti žvejybos nuo kranto vietų, galite jas išjungti. Neturit valdas, atsižymėkit. O jeigu jūs patys turite savo Deeperio produktą ir esate jau kažką matavęs, štai kaip aš susiradau vieną iš savo matuotų video, 33 minutės aš čia išmatavau net 514 kvadratinių metrų, jūs pasispaudžiate ir tada galite matyti skanavimui praėjus 8 minutėm, aš čia praskanavau vieną žuvį, tada Deeperis pradėjo plaukti ir aš čia jau spėjau, aš lėtai traukti pradėjau link kranto ir čia štai pasigavau vieną žuvis buvo. Ir taip galite atrasti, jeigu atrasite būrį, reiškia turbūt toje vietoje mėgsta laikytis žuvis ir kitą kartą grįžę iš savo išskanuotą vietą, štai matote, kur palei laiką tiksliai, galite susižiūrėti. Ir čia žiūrėkit, daugiausiai žuvų buvau radęs visai netoli nuo kranto toj dubelėje, čia laikėsi daugiau žuvų. Tai jeigu vietoje skanavimo metu neatkreipėt dėmesio, grįžę namo, galite atsisėsti prie kompiuterio, pasidaryti arbatos, atsisėsti prie kompiuterio ir pasianalizuoti savo vietas. Taip, yra 3D funkcija, kur pasispaudus ant ežero, šiuo atveju Mažasis Gulbinų ežeras, paspaudžiame 3D ir jūs galite prisizoominti, pasižiūrėti tiksliai, pasižiūrėti kur krantas, kokios duobės. Jūs prieš savo žvejybą galite kuo puikiausiai išsinagrinėti vietą ir ten puikiai ir ramiai žvejoti. Tai atsiminkite vieną svarbų dalyką, kad ta pati prieiga, su kuria prisijungėte prie appso, jūs galite prisijungti prie Fish Deeper Premium prieigos ir internete. Visus ištisus metus galite turėti šią prieigą už 19,99. Taip, ir tai reiškia, kad nebūtina jums turėti Deeperio produkto, jūs galite tiesiog nusipirkti prieigą ir matyti, ką kiti nuskanavo, ir matyti visas tas vietas pažymėtas ir taip toliau. Nuorodą paliksiu video aprašyme, o dėl konkurso, kaip jis vyks ir kaip jūs galėsite laimėti štai šį nuostabų produktą, kurio vertė yra net 400, čia 500 eurų iš viso. Šiaip jis kainuoja dabar. Šiaip jeigu norite įsigyti, jis kainuoja 399 ir gausite akinius ir gaklaskerę visiškai nemokamai kaip priedą. Jeigu pirksite šį peką mano Instagrame, už geros savaitės stebėkite. Aš įkelsiu video, po kurio rasite visą informaciją, kaip tiksliai galite laimėti Deeperio mega peką. Mano Instagramas čia, stebėkit ir laukit. O dabar mano 2023 metų top 5 pagavimai, kur pagavau didžiausią žuvis, suskirščiau ir dabar man atrodo bus šiek tiek net nejauku žiūrėti tos savo džiaugsmus ir taip toliau, bet pasidžiaugiam ir pasijuokiam. Tai ką, dedame sausinės, žiūrim ir reaguojam į reakcijas, kai aš pagavau žuvis. Dar greitą disclaimerį pasakysiu, kad aš čia įsivertinau savo top 5, ne pagal dydį, ne pagal svorį, o pagal emociją, kaip man tuo metu jautėsi ir kaip aš jaučiausi pagaudamas didesnės žuvis, kurių gyvenime nebuvau tokių didelių pagavęs. Manau, 2024 metų žvejybos sezonas bus dar galingesnis ir aš tikiuosi pagerinsiu rekordų, nes planuoju ir žvejybas užsienyje. Taip, aš jau planuoju 24 metų sezoną. Tai gerai, 5 vieta
5 vieta. Čia buvo toks geras tėvelio bairis, bet 5 vieta tai buvo pirmas mano didysis ešerys, kokį aš esu tik tais gyvenime didžiausia pagavęs. Džiaugsmo buvo belenkiek, džiaugiuosi, kad turėjau pasiėmęs matavimo įrankį ir žiūrim. Čia man atrodo, buvo lydekos kibimas ir aš tikėjausi, kad ta lydeka vėl kibs. Smeik. Čia net priprašiau. Smeik, tu gali. Striking. Jo, čia man atrodo, kad ir užstraikinu, prie pat kranto. Aš čia galvojau iš pradžių, kad lydeka. Čia... Wow. Solidus. Toks iškėliau dar. Aš dabar suprantu, ką žmonės komentaruose rašydavo, kad seniai, kam tau tas tinklas, jeigu tu tik iškėlęs žiūri laikai. Dabar aš suprantu. Čia gali būti mano rekordinis ešerys, nes yra riebų. 25 comoje nebuvo. Tikrinam. Susukiau. Ko aš jau bijau kaip lydekos sugis neįkas man. Tai va, čia mano asmeninis rekordas buvo pirmą kartą pagerintas. Aš prieš tai gal buvau jau kokią 18 cm ešerį pagavęs, kurio aš nežinau, ar dėjau į video, ar nedėjau. 26, čia net daugiau, 26,5, jeigu jau labai tiksliai vertintumėm. Pirmasis ešerio rekordas. 6,5. Nu gerai, palinam iki 26. Jo, solidus, rankoje, kai matas. Tu tai tikrai nesi pasižeidęs ir... Laimingai. 5 vieta, 26 cm ešerys. Ir toliau keliaujame tada į 4 vietą. O 4 vietoje yra dar didesnis ešerys. Štai, man atrodo, šis metimas. Tolimiausias metimas, kokį esu čia užmetęs. O, rimtai, koks tu kietas, Simai? Opa, čia vėl tikrai galvau, kad lydeka. Arba jos labai stiprios šiandien. Panašiai kaip pirmoji. Eik tu, na, mano rekordinis ešerys. Nu, ar šitą jau geriau ištrauksiu? Mano rekordinis ešerys. Čia nepamečiau. Iššoko lauk. Kaip dabar man jį reiks pasimatuoti? Aš tikrai jo imti nenorėsiu. Hebra. Čia ta vieta, kai Simas tikrai aš jau pagavau, džiaugiuosi viduje, gal kol kas išoriai neparodau, stoviu toks ramus, yra sėtelėje ešerys. Bet grybelis aš tai nepasėmiau matuoklio, kad galėčiau pamatuoti. Nes akivaizdžiai matosi, kad didesnis. Čia buvo vienas didelis ir tada iš karto sekančio ar trečių metimų aš taigi pagavau dar didesnį. Tiksliai, aš dabar prisiminiau, kad tą pagaliuką atsižymėjau. Ir tada aš pagavau keliais centimetrais, gal 5 ar 6 centimetrais dar didesnį ir aš ant to pačio pagaliuko atsižymėjau dar vieną toliau. Man atrodo dabar. Ai, čia apie Deeperį kalbu, nes... Dar apie Deeperį. Gerai, kad ir šio epizodo Deeperis yra, nes čia nusiskanavau ir pamačiau, kur yra didesnis žuvų būrys. Pradėjau leisti pro jį. Tai buvo smagu irgi įsijungti, nes aš tai skaityčiau save pradžiamokslininku. Nu dar vieną. Nu dar vieną ir priprašysiu. Ir vėl čiupa prie pat kranto. Nenutrūk. Nenutrūk. Apsišykit, hebra, va čia yra mano rekordas. Simis, apsišykit. Bliamba čia. Tu žiūrėk, tau čiutė pabėgs. Tau tuoj pabėgs. Koks ešerys. Simis. Ant nosies pogas didžiausias, žiūrėkit koks ešerys. Bliamba, šitas didelis. Šitas dabar. Aš galvau, kad ant to pirmo kažkaip... Galvau, tą jausmą geresnį prisimenu. Žiūrėkit, blemba. Užsižymėjau nagą laikau, varau paleist, kad jo ilgiau nebekankinti, va čia tai monstras. Tikrai monstras. Čia kol kas ir yra mano didžiausias ešerys. Šio rekordo nesu pagerinęs, bet garantuoju, kad ateinantį sezoną pagerinsiu, o gal žieminiai žvejybai pagerinsim, kurių darysime tikrai ne vieną šią žiemą. Tai jeigu nuspręsite prisijungti prie kanalo ir pasubscribinti ir lauksite žiemos video, galite tai padaryti paspausdami subscribe mygtuką. O jo dydis yra, aš pats dabar noriu prisiminti. Neatsimenu. Nagas uždėtas. Wow, čia su telefonu nusifotkinu. Jūs pažiūrėkit. Eik tu savo, hebra. Žiūrėk, va, ta pati ranka, ta pati tatuiruotė. Nuo pirštų galiukų. Wow! Eik tu savo. Ir čia, man atrodo, dabar uždėjau fotkelę, atsižymėta. Tai mano asmeninis rekordas yra, 32 cm. Nuimkim ten tą pusę como dėl paklaidos. 32 cm yra mano asmeninis ešerio rekordas. Ir keliaujame į 3 vietą. Štai čia yra tas lemtingas metimas, kur aš pagerinau savo asmeninės lydekos rekordą. Čia pamatysite mano pagautą didžiausią lydeką. Ir kaip šiandien atsimenu, kaip ta lydeka bandė įkasti man į pilvą. Šautautas Konstantinui Kalurs, kuris daro masaliukus. Jis atvyko čia kartu pažvejoti, išbandėm jo tos vasaros naujus masaliukus. Ir čia užkybo didžioji lydeka. Jisai man atrodo, aš nebuvau pasiėmęs sietelio. Reikėjo su ranka išimti. Nebetsimenu tiksliai, nebetsimenu. Bet atsimenu, kad Konstantinas paėmė, perdavinėjo man lydeką ir to jūs pamatysit. Yra. Ir čia buvo monstrė.
Čia buvo tikra monstrė. Kažkas didesnio. Aš atsimenu, kaip šiandien nesugebu iškelti, nuo dugno niekaip nepavyksta atkelti. Dabar net širdelių pradeda drebėti, atrodo. Neiškeliu. Kad lydeka tai... Girdžiu, Konstantinas Fonė sako, lydeka. Kad lydeka tai faktas. Kai galvoji, kad ten ešerys didesnis, galbūt lydekaitė ten gal biški neina atskirti. Čia jau tikrai supratau, kad ne ešerys ir čia jaučiu belenkiek jėgos. Šiek tiek priveržiau. Pradėjau patruputį, man atrodo, ir čia kai išsivertė. Keiktis pradėjau. Zirzė, o kaip aš iškelsiu čia? Padėsim. Tuoj čia bus vaizdų, pamatysit. Labai neforsuok. Taip kodą galima sulaužyti. Jo, patarimai man, kuriuo aš po šiandien nežinau. Konstantinas su savo tapkeliam iššoka. Pačiupai? Pačiupalį. Žiūrėkit dabar. Kai kando, blemba. Jūs matėt, jinai čiupo vertėsi ir kando man į pilvą. Gerai, neįkando į pilvą. Dar nebuvo toks didelis kaip dabar. Bet kaip sučiupo Maikę, tai pamatysit, man atrodo, čia su idėjas dar net pakartojimą, tuoj parodysim jį. Lauk, aš užlipsiu per kamerą. Jo. Tu svarstyklės gal netyčia turi? Pažiūrėkit, kokia lydeka. Filmuoju. Jo, replay, žiūrėkit, kaip segė sulėtintai. Tiesiai į pilvą ir į kraštą Maikės įsikando, kaip galit matyti dabar. Wow. Sakė, geriausias matoklis yra koja. Gerai, kad šita lydeka ir nebuvo giliai įsikabinusi. Rekordas. Tai greitai nusinešė man pievelės ir girdit, sakau jau, rekordas. Ir jis yra, aš pats neatsimenu, 7 kažkėlį. Matytus oficialiai, rankos murzinos ir 7,2. 72 cm yra mano oficialus rekordas. Ir tai yra didžiausia mano lydeka pagauta per visą gyvenimą. Pagerinau savo asmeninį rekordą. Svarbiausia emocija. Oi, bliamba, kai kalė. Oi, čia emocija buvo gali. Gerai. Gal dar norą sugalvoti? Ai, reik norą sugalvoti. O garsiai reik sakyti. Šiaip galėtum man išduoti. Ta norą? Ai, tai be problemų. Tai pagauti dar didesnė. Išdaviau visiems norą. Pažiūrėsim, ar tas noras išsipildys ateinantį sezoną, o gal žiemą. Aš nepavyko man jos nuo dugno. Va, išplaukė. Emocija, vienu žodžiu. Emocija vienu žodžiu. Zai. Gerai, kad nukatinau ten. Keliaujame iš karto į antrąją vietą, o antrojoje vietoje linkėjimai karpininkų dienoraštis. Tikiuosi ateinantį sezoną jis vėl pasikvies mane ir pabandysime pagerinti rekordą. Tai Mažvydai, tai keliaujame iš karto, matote, pritemo, nes keliaujame į naktinį beveik 10 kg karpį. Vieni ten sakė, o, tau lengva sakyti, ten viską pagauti ir taip toliau, nes tu naudojai Mažvydo ekipuotę, jo meškerės, bet Mažvydas pasikvietė kolebui, sako, aš jau savo vieną, jis prieš tai parą žvėjojo vienas, pagavo tikrai gerų ir didelių žuvų. Ir tada sako, pavakarojam ir visos mano 3 meškerės bus tavo. Aš padėsiu užmesti su laiveliu, jis ten atsimenu suplaukė, viską padarė. Kai sako, bus tik kibimai, tu bėgi. Netgi naktį, kai iš mašiną nuėjau miegotis, man davė tą garso signalizatorių, kad aš būčiau turėjęs bėgti į naktį iš mašinos, bet gerai, kad nekibo, tai galėjau bent kažkelias valandas pasnausti. Atsisukau video tą vietą. Aš čia pagavau karpį, kurio svoris buvo gal 5-6 kg, tiksliai neatsimenu. Gerinu rekordus ką? Užvak. Va, šita vieta, žiūrėkit, galvoju įrašysiu į kamerą, pakomentuosiu tos žuvies pagavimą, koks jausmas ir bei įrašinėjant vieną meškerę. Stebėk. Apie 2 buvo su virš, nesvėrėm. Šitas buvo pasvertas. Ta tavo matą reikia pasverti, ne? 6-8. Dabar žiūrėkit. Ne, aš dar galvoju, kad... Bėg. Ar rekordino, man atrodo, dar. Eik, tu. Ten keiksmažodžių visko buvo. Kirtimas. Daug. Žinau, kad naktis tamsu. Nesukrytės. Priverš Atsiprašau. Aš priveržiau, man atrodo. Atsiprašau, sako, patarimus viską priima. Aš nerodysiu dabar viso ilgo traukimo, jeigu norit, galite susirasti kanale šitą video, jeigu įdomu pažiūrėti pilną, kokias žuvis pagavom. Ne, net ne pilną, ten atrodo 3 dalys yra iš tos žvejybos. Čia traukiau labai ilgai, atsukau tą vietą, kur jau prie kranto. Bet su ten to čia bus 8. Palauk, neskubėk. Opa. Padėjo pagauti sietelį, vis tiek naktį nelabai matosi ir čia jau atnešėm į matą. Eik tu šikti. Ramiai, bičiuli.
Eik tu savo, aš Žiūrėkit, koks paršas. Aš keistai jaučiuosi. Aš jau nebesusiprantu, ką pats sakau. Emocija paėmus viršų. Jeigu trečia išvažiuosi. Čia jau ir aš džiaugčiaus tokio. Jeigu ir mažvis džiaugtis tokiu. Tikrai galinga žuvis ir kai aš ją traukiau, aš tikrai pavargo rankos. Nežinojau, kad gali tai pavargti rankos traukiant žuvį. Traukiau tikrai iš labai iš toli ir tu stengiasi, žinai, visą laiką tą įtampą laikyti. Mane primokino tą dieną mažvis, tai ačiū jam už pamokas. Tokią žuvį ištraukti tikrai. Linkiu kiekvienam žvejui ir aišku, po to tik rekordai. Žinau, kad ištraukia ir 20 kg karpius ir taip toliau. Tai maybe one day. Čia tada mes keliaujame, gerbimieji žiūrovai, į top 1 žuvį. Iškart paspoilinsiu, tai nėra mano pati didžiausia žuvis. Štai ant šios užtvankos aš žvejoju savo ramiai ešerius. Čia galbūt, įvardinkim taip, galbūt dėl to aš ir džiaugiuosi ir statau šitą žuvį į pirmąją vietą, nes tai buvo mano pats pirmasis žuvies absoliučiai pagerintas rekordas vasarą po 20 metų. Aš lydekų, kokių esu buvęs pagavęs, tai tie vadinami peiliukai. Tai buvo mano visas rekordas. Aš tokio dydžio lydekos kaip ši nesu pagavęs. Paspoilinsiu, man atrodo, šiam 7 comai, tai mažesnė už tą, kur matėm prieš tai. Bet tai buvo mano emocija. Aš gaudžiau ešerius, dropshotus pasidaręs ir tokia lydeka užčiupo šitą. Nenukando mano valo. Ir dar dropshotinį, kokį aš buvau pasidaręs, iš viso sakau, o ką, negalima taip žvejoti? Sakau, gal vieni žvejai mane teis, kiti teis, bet žvejyba yra žvejyba. Kaip tu sugalvoji, taip gali. Aš plūdinės meškerės ilgą kotą pasidariau, kad visai jausčiau tą dropshotinimą. 2 kabliukus surašau. Ta vadinama, kaip Konstantinas sakė, tandemo sistema, kur apačioje yra čeburaška ir vienas mažas guminukas ir aukščiau dropshotinis kabliukas. Tai šitą sistemą pasidariau ir ant bairio. Ir tikrai čia pagavau labai daug smagių ešerių, gal jų kokį 15 ar 20 ešerių pagavau. Galvoju, gerai, viskas. Dar porą metimų ir važiuosiu namo. Ir čia žiūrėkit. Kažkas rimčiau. Wow. Čia šiek tiek atlaisvinau, per daug man atrodo. Aš supratau, kad čia yra Kažkas labai rimto. ta emocija. Laukiau bent išsitraukti į paviršių. Čia sakau, aš noriu tik iškelti. Aš supratau, kas vyksta. Aš supratau, kad aš greičiausiai ją paleisiu, nes jinai bus tik tais ant kraštelio, ant vieno kabliuko užsikabinusi. Ir galvoju išsikelti paviršių, su GoPro užfiksuoti, kad tokia žuvis buvo užkibusi. Čia jau matai. Žiauriai didelė lydeka. Eik tu na. Sorry, už kiksmažodžius. Man labai daug emocijos suteikia. Štai čia, aš jau ją iškeliu paviršių su GoPro. Bent parodau. Ir vėl panėrė, vėl bandau iškelti lėtai. Ir tada aš galvoju, kol jinai neatsikabino, man, gal reikia surizikuoti, gal reikia bandyti ištraukti. Ir čia ta užtvanka, žiūrėkit, medžiai, vandenį, keikius. Aš nežinau, kam čia sakiau, raminkis, lydekai ir savo. Kaip indoda, matėt? Tokia paršė. Gerulė. Ir kaip jinai man neatsikabino, taip besivartydama, aš negaliu patikėti. Ir kai aš ją ištraukiau, vienas kabliukas, viršutinis, per lupelę. Rizikuoju aš palį kraštą. Žiūrėkit, čia šiaip ne taip, tokį protuneliuką pratraukiu. Ir čia kitas medis matysite dabar. Bet jinai jau turbūt pavargo šiek tiek čia. Aišku, sukarpytas video, aš daug ilgiau su ją koviaus. Tai man su meškerė reikėjo aplinkui šitą krūmą kažkaip apvesti. Čia apvedžiau. Ir čia galvoju, jeigu paners į tas šakas, viskas, ragas. Va, ką ir sakiau, aš neplanavau lydekos pagauti, o šešerius gaudžiau. Norėjau ją tiesiog ištraukti. Gerai, kad pavyko greit pasistatyti kamerą. Apėjau ratą, kaip matote. Lydeka jau yra krūmelėje, šiek tiek pavargusi ir man viskas, ką reikėjo padaryti, gražiai. Žinau, kad, sakysit, užvalo, čia nereikėjo laikyti ir taip, bet man emocija buvo užblokavus viskas smegenis, aš galvoju, kad tik ją pačiuptų už kaklo ir pavyktų mane išsitraukti krantą. Ir čia. Eina savo, ir čia ta emocija, kibrytė, tada aš jau ją iš to džiaugsmo. Tai yra mano didžiausia lydeka, kibrytė. Čia biški, pridėjau tą pusę centimetro, nes akivaizdžiai galit matyti. Va, nosis biški yra išlindus užsilinkimo. Šiam 5 centimetrai buvo. Sorry dėl garso ir vaizdo pasikeitė. Išsikrovė kamerą, šiandien telefonu pradėjau įrašinėti, nes emocija buvo paėmus tiek virš. Paleidimas. Štai, viskas išplaukė po tiltu, man tai buvo ir iki šiandien pagal jausmą ir pagal emociją, man tai yra kol kas geriausia pagauta žuvis. Galbūt kai tu žvejoji visai kitą žuvį ir tau užkimba ta didžioji lydeka, kurios tu neplanavai, ten ešeriukus gaudžiau. Ir toks geras jausmas, tai žinot tą jausmą. Kas žino, tas žino. Gerai, gerbimieji, tai toks video apžvalga top 5 geriausių, nebūtinai didžiausių, emociškai, pagal dydį, pagal svorį, mano žuvų penketukas 2023. Lauksime tokį video padaryti 2024 metų pabaigoje, galbūt reikės daryti netgi visą top 10. Kas stebėjot mano žvejybos pasikeitimus nuo pirmos dienos iki dabar, kiek aš patobulėjau, būtų įdomu perskaityti jūsų komentarą. Ir dar kartelį, ačiū Deeperiui, kad prisidėjo
prisideda prie kanalo ir jeigu nuspręsite pasiimti metinę narystę arba Deeper Chirp antrą ar kažkokią kitą Deeper produktą, visada rasite nuorodas video aprašyme. Dar kartelį priminsiu, Instagrame už geros savaitės laukite iš manęs posto, kur papasakosiu visą informaciją, kaip galite dalyvauti konkurse ir laimėti Deeper Chirp 2 mega peką. Ačiū visiems, kad žiūrit. Paspauskit subscribe, jeigu manote, kad įdomus turinys ir susitiksime jau kitame video šiame kanale arba mano kitame gamingo kanale ir taip toliau. Ačiū ir iki.